rezimuojame. Rezimuoti galima daug ką jau galima rezimuoti 2 metus, vis dėlto šita paroda jau 2 metai, šitas procesas ir vyksmas reziume Šiauliuose 2 metai ir jo įtaką jaučiu ir aš asmeniškai, ir miestas, ir fotografuojantys žmonės, ir auditorija, ir jau esi įsipareigojęs ir įjungtas, ir įtrauktas į procesą. Ir jau tik tai reziume 2 baigi eksponuoti ir jau galvoji, nes esi suintriguotas, o kas bus dar po metų, jau reziume 3. Taip kad man atrodo, kad šitas procesas labai stipriai įsibėgėjo, legenda sukurta ir dabar jau ją reikia skatinti, puoselėti. O legenda paprasta. Visi niurzga ir sako, kad Šiauliuose fotomeno nėra, yra tik tai 2-3 žinomi fotomenininkai, bet šitos parodos parodo, kad yra 10 žmonių, kurie fotografuoja, kurie kuria fotografiją kaip pagrindinę savo meninę raišką. Yra dailininkų, kurie naudoja fotovaizdus, yra nedrąsių žmonių, kuriuos reikia ištraukti ir juos parodyti pirmą kartą, tokių čia irgi daug. Po to yra daug šiauliečių užsienyje, labai gabių jaunų žmonių, kuriuos reikia čia prisiviliuoti ir juos labai lengva prisiviliuoti, tik tai parodyk susidomėjimą jais. Po to yra tokių tylenių grįžusių iš užsienio jaunų žmonių Šiauliuose gyvenančių, kuriuos irgi reikia atrasti ir prakalbinti. Aš vienas to nesugebėčiau padaryti, dirba visa šnipų komanda, seklių, išdavikų ir jie teikia man informaciją, mes po to ją visai rūšiuojame, sklaidome, tipologizuojame, žiūrime, kas čia sėkmingiausia, geriausia. Ir taip formuojasi ta visuma. Tai procesas ir yra toks, kad reziume 2 išryškėjo 3 pagrindinės tendencijos šitoj parodoj. Viena jų archyvai. Archyvai yra labai dėkingi, rengiant tokias teminės parodas. Archyvai yra savotiškai neišsemiami. Ir jeigu tu pirmą kartą jau įtrauki archyvus, žinai, kad tu naudosies jais ir kitais metais, ir dar kitais, ir tu turi tam tikrą rezervą. Ir čia mes šitoj parodoj turim nuostabų, tarkim, aktų fotografijų archyvą, turime žurnalistinės fotografijos archyvą, žurnalistinė, dokumentinė fotografija, dabar jau meninė. Ir antras punktas, tai yra procesas. Tai, kas gimė ir buvo sukurta per šitos metus, nuo vienos parodos iki kitos. Tai šitas procesas yra irgi labai svarbus, nes pirmoji paroda pastumėjo žmonės kūrybai, norui dalyvauti antram projekte. Ir atsirado netikėtų ciklų, pasiūlymų, patys fotografai ieško naujų raiškos būdų, eksperimentuoja ir jau tikisi pakliūti į šitą parodą, konkuruoja ir taip mes gauname Šiaulių miesto fotomeno procesą. Ir trečias punktas tai yra premjeros. Nes vis dėlto viskas keičiasi. Vieni žmonės nueina, kiti ateina, yra jaunimas ir kiekviena paroda pristato premjeras. Tai gali būti jauni fotomenininkai, tai gali būti ir moksleiviai, tai gali būti dailės mokykla, gimnazistai, tai gali būti koks nors labai vėlai pradėjęs fotografuoti fotomeno fanatas. Tai va, ties 3 punktai – archyvas, procesas, premjeros – jie leidžia kompiliuoti naujus turinius ir nuolat keisti šitos parodos vaizdą. Nes jeigu būtų apsiribota tik, tarkim, viena tema, tik tai vienu laikmečiu, tuomet mes pražūtume, nes tikrai Šiauliuose nėra tiek fotografuojančių, kad galima būtų jiems pasiūlyti temą ir jie per metus visi sukurtų ir surengtume didelę parodą. Būtų didžiulė katastrofa ir darbų autorių deficitas. Reikia gudrauti. Reikia tuščioje vietoje sukurti pilnatvės įspūdį. Reikia, jeigu nėra istorijų, pasakų ir legendų, tiesiog jas čia ir dabar kurti, pasakoti. Ką aš dabar ir darau, jums ir pasakoju ir kuriu Šiaulių fotomeno legendą.